Merginos, esu šokiruota. Mano mama, ji prieštarauja mano santykiams su mano naujoju draugu Markusu. Nesuprantu, kas jame nepatinka. Taip, Diana, aš irgi šokiruota. Tas Markusas toks mielas. O mano mama pasakė, kad Gera yra geresnis ir mielesnis už Aisą. Nastė, ar supažindinai savo vaikiną su savo tėvais? Ir ką, jie turi žinoti, kas mane apgyvendino savo namuose? Merginos, kodėl neklausėte, ką apie Slavą pasakė mano mama? Mary, gerai, ką tavo mama sako apie tavo Slavą? Mama man pasakė, kad Slava labai panašus į jos vaikiną iš jaunystės ir pasakė, kad aš turiu gerą skonį. Oho, tą pasisekė Mary. Ir mano mama pasakė, kad Markusas yra stuobrys. Na, Diana, Markusui tai labai patinka. Diana, ar galiu eiti prie veidrodžio? Ne, Markusas normalus. Gerai, Diana, svarbiausia, kad jis tau patinka, o ne tavo mama. Ji nesiruošia jo bučiuoti. Tai logiška, Nastė. Štai kodėl aš neketinu jo palikti. Merginos, jei aš jums kai ką pasakysiu, ar niekam nesakysit? Ar mes kada nors kam nors ką nors pasakėme apie kažką? Čia tik mūsų žmonės, Mary. Merginos, žinote, kad mano Slava yra muzikantas ir jis pažadėjo parašyti man dainą. Oho. Mary, taigi greitai pradėsi dainuoti? Ne, nejuokinga, merginos. Slavos dainomis užvaldysiu pasaulį. Mary, svajoji, tai gerai. Klausykit, berniukai, mes žinome, kad susitikinėjate su maištininkėmis. Ar nenorite pasakyti kelių žodžių apie mokyklos straipsnį? Kaip sekasi susitikinėti? Mes neduodame interviu, santykiai tai privatu. O, jūs tokie drovus. Ar jums sunku? Lelė, jie neduos tau interviu, jie drovus. Mes daug girdėjome apie jūs vadina šios mokyklos žiurkimis, mes nenorime su jumis kalbėtis. Ką? Merginos, nesijaudinkite, aš paskatinsiu juos pasikalbėti. Vaikinai, ar galėtumėte duoti interviu Lelį? Ji yra geriausia šios mokyklos žurnalistė, jūs apsite populiarūs. Oho, kaip Ryanas mus dengia. Tai kokia problema, mergaitė, gali jį pasiimti? Esame populiarūs savo mokykloje, mano reikalas buvo pasiūlyti. O, žiūrėk, kas čia tokie. Smalikai, jie be Dianos, mes galime su jais susitvarkyti. Taigi, vaikinai, interviu? Malonu jūs matyti, krepšininkai. Mums taip pat. O, koks bus straipsnis? Kągi, atėjai kažkieno mokyklą ir nusprendėjai pavogti kažkieno mergaitę, ar tu išprotėjai? Išeik iš šios mokyklos, Maksai, jų mokykloje nėra gražių merginų. Ką tu pasakėjai? Jūs neturėtumėte prasidėti su mumis, jūs tiesiog pavydite, kad šokėjų nėra su jumis. Tai viskas. O, Dieve, Lelė, to per daug. Turime nedelsdami pakviesti šokėjas. Niekas nematė maištininkių, niekas nematė maištininkių. Mes irgi jų ieškome. Jos tualete. Ačiū. Dėkoju. Palaukite, aš einu su jumis. Pažiūrėk, kokia graži palaidinė. Užsakyk. Šakės uždaryta. Ar jūs čia maištininkės? Kas nutiko, kas nutiko? Prie spintelių nesąmonė. Maištininkės atidarykite tuoj pat. Gerai, merginos, eina, mes jau senai čia sėdime. Maištininkės tuoj pat. Kai maištininkės dažosi lūpas, nieko negalima padaryti iš karto. Tikrai, jūsų naujieji vaikinai kovoja su Smailiku. Diana, tu turi juos nuraminti. Merginos, ką? Dabar turime treniruotes. Ei, maištininkės. Šakės, šis straipsnis bus bomba. Krepšininkai ir nauji vaikinai nesutarė dėl maištininkių. Šakės, parodysiu Smailikui, parodysiu Timūrui. Kodėl jos bėga? Užsisakykime šias kelnes prie šių palaidinių. Taip. Smailikai, kas čia vyksta? Mes nesuprantame. Diana, tu nesupratai vyriškų ryšių. Taip, aš ir Smailikas dabar esame geriausi draugai. Matai, Knopas stovi, ji palika mane ir paliks tave. Taip, savaitgalį einam žaisti krepšinio. Ne, futbolo. Žaisime krepšinį. Ne, futbolo. Žaisime krepšinį. Nesuprantu, ar tai pokštas? Kas čia? Jegorai, eik toliau nuo Timūro. Gera, Maksas nėra tas, kuo jis apsimeta. Ačiū visatai, kad Slava neatėjo. Klausykite, merginos, kodėl jūs čia atėjote? Eikite į treniruotę. Taigi, Markai, o šiandien mano namuose surinksime bernvakarį. Ar atvyksi? Taip, vaikinai, ar jūs su mumis? Mes ateisime. Vienišių vakarėlis. Vienišių? Kas čia per problema? Mary? Kokia Mary? Slavos nėra. Gerai, vaikinai, po treniruotės pakalbėsime su jumis. Pasikalbėsime. Draugai, būkite atsargus, tai mokyklos kavinė, o ne diskoteka.
garsiau. Vaikinai, būkite atsargus, indai yra čia ir juos galima sudaužyti. Merginos kokteiliai, kurias gerat po treniruotės. Kokio skonio? Melionas, ananasas. Mes labai džiaugiamės, kad jis baigtas. Zuikių braškių kokteiliai niekada nesibaigia. Mes ne zuikės, mes esame varlės, mes taip pat šokėjos, o ananasai visada turėtų būti. Taigi, Romeo, ką valgysi? Dėdė Maika, aš nenoriu valgyti, aš neturiu apetito. Ką reiškia neturiu apetito? Niekam tu nereikalingas be savo jėgų. Dėdė Maikai, nustok mane versti mane valgyti, aš suaugęs. Sveiki, mokytojau Maikai. Labas, Romeo. Labas, merginos. Aisai, pica su 2 sūriu ir 2 dešrelėmis ir kakava man. Romeo, merginos, sveikinasi su tavimi. Girdėjau, dėdė Maikai, sveikas, merginas. Romeo, kas tau darosi, tu man nepatinki, tikriausiai paskambinsiu tavo tėvams. Beje, šis mokytojo Maiko sūnėnas yra tikrai šaunus, ką jūs manot? Ne man. Bet jis jautrus ir nuolankus, akivaizdu, kad jis yra malonės sielas, ne, aš nenoriu su juo bendrauti. Na, merginos, jei jums nepatinka, aš pabandysiu su juo užmegzti ryšį. Romeo, kaip sekasi? Romeo, atsakyk. Gerai. Aisai, padaryk ką nors išgerti, aš išdžiūvau nuo šio laukinio šokio. Taigi, klausykit, aš noriu pakeisti savo stilių. Kaip manote, ar man būtų gerai, jei dėvėčiau batus ir trumpą suknelę? Grūša, kaip aš galiu žinoti, mes nesame stilistai. Aš manau, kad atrodysi madingai ir ryškiai. Ačiū, pica. Aisai, negasuoto vandens, laikausi dietos. O man mojito ir daugiau ledo, labai karšta. P-E-R-G-A-L-E, pergalė. Mes pasirūpinsime šiais berniukais. Taip. Mes parodysim šiem buvusiem. Taip. Merginos, tai ne šūkis, jūs šaukėte apie savo buvusius. Taip. Mes kovosime su šiais kvailiais. Taip. Talismane, mūsų treniruotė baigta, jau buvo valanda. Ne valanda, o 55 minutės. Dar 5 minutės treniruotės. Talismane, ar žinai, kas ten vyksta? Mūsų buvę vaikinai susidėjo su mūsų naujais vaikinais. Tai per daug, tai neįmanoma. Merginos, kaip jie galėjo tai padaryti? Ačiū visatai, kad Slavos šiandien nėra. Mary, mes nežinome, kas su Slava, gal jau jam paskambino? Iki, Talismane. Sėkmės, aš pavargau nuo šių vaikinų. Na jau visai. Taigi, draugai, aš rašau mokyklinį straipsnį ir žinote ką? Šiandien buvo kova tarp naujų maištininkių vaikinų ir krepšininkų. O kaip manote, kas pirmasis pradėjo? Lelė Jana, ar tikrai manote, kad mus tai domina? Atėjome čia pabūti su savo vaikinais, o jūs čia kalbate apie kažkokį straipsnį. Kostė, Dima, liepkiam išeiti. Mūsų draugės nesidomi jūsų straipsnių, merginoms neįdomu, mums neįdomu, taigi eik iš čia. Tu nesupranti, tai labai svarbu mokyklai. Bet mums neįdomu, kas sukėlė muštynės, taigi išeikit. Lelė, kaip jie drįsta su mumis taip kalbėti? Karina, ar nori gero balo už chorą? Noriu, o ką? Taigi, ką tai reiškia? Svarbu, draugai, pasakykime, ką galvojame, kas kaltas, krepšininkai ir nauji vaikinai. Maištininkės kaltos, visos problemos tik dėl jų. Taip, dėl Dianos turėjau tiek daug rūpesčių. Dima, nekalbėk apie Dianą, kalbėk apskritai. Taip, aš mačiau jos koridoriuje. Jie šurmuliavo ir išėjo. Mano nuomonė, kalti krepšininkai, vaikinai tiesiog sėdėjo. Rainai, tu pamiršai, kad jie atsisakė man duoti interviu? Taip, jie per daug pasikėlė. Na, mes išsakėme savo nuomonę, o dabar prašau palikite mus ramybėje. Dima, aš tave labai myliu. Salota, aš tave taip pat myliu. Na, merginos, eikime paklausti bet kurio kito, nes čia tokia meilė. Eime. Klausyk, Kosti, lažinkimės, kas ilgiau pasibučiuos. Lažinkimės, lengvai, gerai. Aisai, 4 mojito. Gerai, 4 mojito. Merginos, kodėl jūs taip nervinatės? Pica, ar įsivaizduoja, mūsų buvę draugai susidraugavo su mūsų naujais vaikinais? Įsivaizduojat, ar tai iš vis įmanoma? Velniai rautų. Ne, merginos, tai neįmanoma, neįsivaizduoju savo draugystę su Aiso buvusia. Pica, tai labai juokinga, man nerūpi tavo Aisas. Daryk mojitus. Nastė, ne dabar, turim susigrąžinti savo vaikinus. O, štai ir meiliosios porelės. Markusai, ar nenori man ką nors pasakyti? Klausykit, ar tikrai tapote draugais, tai nėra normalu. Aisai, ar gali įsivaizduoti, tai tikra. Pica, mes su tuo neprasidedame. Geriau eik ir paklaus, ką krepšininkai nori užsisakyti. Taigi, vaikinai, čia skani latės, skanus karštas šokoladas ir tokia skani pica. O padavėja pica tokia graži, o iš Aiso meniu viskas taip skanu. Neįsivaizduojat. Taigi, vaikinai, mes turime švęsti savo draugystę, valgydami kartu. Pica? Pica, duok mums 6 picas ir 6 karštus šokoladus. Ir garsiau muziką. Gerai, supratau. Merginos, esu šokiruota. Ar jie švęs draugystę?
Pica, tai tikrai didelis užsakymas, negana to krepšininkai geros nuotaikos, tai turėtų būti puikus arba... Aš ir galvoju, kodėl taip niešti kairę ranką. Pica, tai dėl pinigų. Markusai, aš nesupratau. Tau manęs nebereikia, dabar Smailikas vietoj manęs? Markusai, aš jai viską paaiškinsiu. Diana, nesikiški vaikinų pokalbius. Kodėl tu kalbi su mano buvusiu? Tai negerai. Sakai, kad jis idiotas, o jis geras vaikinas. Ką? Klausyk, Knopa, eik ir išgerk mojito. Ačiū visatai, kad Slavo šiandien nėra. Ačiū. Klausyk, Gera, aš turiu vieną buvusi ir kito nepakęsiu. Tai kodėl aš tau neleidžiu kalbėti su Maksu? Klausyk, Maksas geras vaikinas, jau nusprendėme žaisti futbolą, krepšinį, futbolą, krepšinį. Markusai. Diana, eik. Mergina, žinot ką, mano mokykloje nėra ką veikti svetimiems. Laikas eiti ir paskusti mokytojui Maikui. Diana, nedaryk to. Diana, tu tikriausiai bijai, kad Smailikas gali man ką nors pasakyti apie tave. Ne, Markusai, nėra ko bijoti. Merginos pas mokytoją Maiką. Iki. Knopa, tu nepasikeitei. Klausyk, ji visada tokia kaprizinga. Taip, dėl to ir išsiskyrėme. Ar teisingai laikau lazdą? Taip, teisingai, Romeo, tu turi būti toks pat stiprus kaip tavo dėdė Maikas. Mokytojau Maikai? Mes įžeistos. Ką? Ei, Romeo, grąžink šitą lazdą atgal. Merginos, kas atsitiko? Ar ginčiate su varlėmis? Ne, mokytojau Maikai, mus įžeidė šios mokyklos pašaliniai asmenys. Mokytojau Maikai, jūs žinot, kad pašaliniams čia nėra ką veikti. Ar galite juos išmesti? Ačiū visatai, kad Slavo šiandien čia nėra. Pašaliniai mokykloje, kur jie yra? Kavinėje. Dėdė Maikai, aš su tavimi. Merginos, mes neturime to praleisti. Taigi, merginos, kas jūs įžeidė? Mokytojau Maikai, mes jums viską paaiškinsime dabar. Mokytojau Maikai, niekas merginų neįžeidė. Įžeidė mokytojau Maikai. Pašaliniams nėra čia ką veikti. Mokytojau Maikai, aš jums viską paaiškinsiu. Merginos. Mokytojau Maikai. Niekas tiesiog neįžeidinėjo merginų. Pašaliniai išeina. Ir staigiai, arba paimsiu lazdą. Smalikai, ką daryti? Ar pamiršime savo planus? Ne, vaikinai, nepamiršime. Geriau išeikite. Vaikinai, išeiname. Merginos, ką jūs darote? Ką jūs darot? Paskambinsiu vėliau. Tau nereikia mums skambinti. O jūs, vaikinai, nevaidinkite ir laikykitės atokiau nuo mūsų berniukų. Taigi, vaikinai, kodėl jūs erzinate merginas? Mokytojau Maikai, jūs sugriovė mūsų tokį gerą vakarėlį. Ne, jie to nepadarė. Goras parašė žinutę, kad mūsų lauks už mokyklos. Mokytojau Maikai, viskas gerai. Tiesiog liepkite Romeo atpalaiduoti kumštį gal šiek tiek. Draugai, esu sukrėsta. Šie buvusiai trukdo mūsų santykiams. Bet nieko, mes merginos viską išspręsime. Spauskite like, užsiprenumeruokite kanalą, spustelėkite varpelį ir laukite naujų šaunių epizodų. Iki pasimatymo vėliau ir ate. Iki buvusieji. Dėdė Maikai, nori, kad aš juos sutvarkyčiau? Romeo, atsipalaiduok, aš tikrai tavim pasirūpinsiu.